skyriaus. O nuo ko jūs pradėjot iš vis? Ar fotografuoti pirmiau pradėjot, ar filmuoti? Netgi anekdotą pasakyti, nereikia anekdotą pasakysiu, bet situacija buvo tokia. Tarnau armijai, mes turėjom vienas lietuvis iš Telšių, Stasys Daubaris, bendrai tarnavom. Ir turėjom sąlygas, gaudom pinigėlio ne ant cigarečių, mes tuo labiau nerūkėm. Ir jisai pasiūlė, sako, aš perku kino kamerą. O tada kamera buvo, tokia mažytė, nedidelė, 8 mm juosta, perkom. Aš ant jo sakau, ką tu čia geriau fotoaparatą pirkis, ką tu pamatysi. Kadangi tarnavom taip nesmarkiai apkrauti tarnybą, supranti, dar pinigėlis buvo nenaminis, laisvas, tai jisai nusipirko, ir pasifilmavom mes ir dabar išryškinom tą juostą, o aš jau gana pesimistiškai tą reikalą žiūrėjau. Tai buvo 62-63 metai. Ir šitą pasibovėm, ir pasižiūrėjom. Projektorius buvo tokia dėžutė, keturkampiška dėžė, viskas, garso nėra, nieko nėra, lemputė ir projektorius, viskas pirkta, nesaviveikla žinoma, pigiausi. Ir pasižiūrėjom, ten nebuvo nei ryškumo, nebuvo nieko, tik vaizdas, bendras vaizdas, tik tiek žinai, kad tai mes ten buvom ir jūs įsivaizduojat, man paliko įspūdį. Sakau, viskas, Staseli, aš irgi taip pat noriu. Ir mes armijoje įsitobulinom techninę pusę, įsiryškinti, nusifilmuoti, viską. Jau pradėjom ir veidus matyti, jau perkandom, nebuvau, aš nefotografavęs, nebuvau nieko. Ir įsigilinom, nieks mūsų nemokė iš savęs šitą. Ir vaizdeliai gavosi, ir armijos pasifilmavom, savo karinių rengimų pasifilmavom, tarp kitko aš jų ir dabar turiu juos, bet nėra kaip pažiūrėti, 8 mm, nėra projektorių, nieko nėra, ir nuo to pradėjau. Grįžau iš armijos, pradėjau dirbti savo darbelį pagal specialybę, esu matininkas, suprantate, ir pradėjau namie. Kadangi grįžau jau ratuotas, jau su kamera mėgėjiška, kamerytė mažytė, tokia čirškianti kaip laikrodį, prisuki. Ir kas filmuojama? Namai, vaikai, kaip ir priprasta visų mėgėjų, viskas prasideda nuo namų, čia mama parėjo, čia duktė užaugo, čia bliūdas nuvirto, čia šis bei tas. Tokia istorija mano pradžios. Ir paskui, kadangi darbė dirbo, aš kino mėgėjas, tai šefas pasakė, tai gal mes ką nors organizuojamės, irgi nusiperkam kamerą, pasifilmuosim susirinkimus, pasifilmuosim savo vardadienius, gimtadienius, dar ką nors miestą biškiuką pasifilmuosim panašiai. Sako, nusiperkam. Pradėjom judėti, aš čia, kaip sakant, kadangi dirbau vykdomajam geodezinėje tarnyboje, matininkų tarnyboje vadinamoje, suprantat, tai čia liko pastebėtas biški likau, vis tiek prie valdžios čia kažkur trainiojaus, buvau. Ir buvo pradėta kurti kino mėgėjų draugiją. Paklausė, ar nenorėtum organizuoti. O sakau, pamėginsiu, tas darbelis nebuvo toks smarkiai apkrautas, pamėginsiu, pagrindė kiną, nuo to ir prasidėjo viskas. O sakykit, dabar man yra pasakojęs Puranas, sakė, kad labai gražios, įdomios jūsų nuotraukos yra, kur jūs miestą fotografavot, dirbdamas tame skyriuje. Ar filmavot kažką, tai jūs sakėt, su vadovu galvojot nupirkti kamerą, nusipirkti? Ir buvo nupirkta kamera, ir filmavom, ir nežinau, kur tie archyvai dabar yra, kur tos kameros yra, gerai. Kur tos kameros yra, jau tai buvo 69-70 metai. Tai
čia buvo architektūros skyrius, ne? Taip. Bet jūs filmavot miestą, ar ne? Ką, filmavau miesto, filmavau, bet praktiškai daugiau suėjimus, daugiau savo tarnybos žmonės ir viskas. O pas ką galėtų būti juostos tos, jeigu ne savivaldybei? Negaliu pasakyti. Negaliu. Tas vadovas yra jau miręs jau ir ir tos skyriaus mūsų grupė, ką Puronas yra likęs, bet Puronas atėjo jau žymiai vėliau, jaunas dailininkas prie mūsų atėjo, pažįstu puikiai. Nuotraukos, sakė, yra išlikusios tam skyriuje guli. Tai gal skyriuje ir guli, kas guli, tai guli, o daugiau kaip, nes šitą veiklą vyščiau, kino mėgėjų draugijos veiklą vyščiau, kur tai nelabai ėjosi, nes gamyklų profsąjungos labiau rėmė šokius ir žaidimus, o foto, kadangi pigesnė rėmė fotografus labiau, o kino, taigi aparatūra vis tik tai, ir ryškinimai, ir viskas sudėtingiau, tų mėgėjų nedidelis ratas, jeigu ratas didelis, kaip sakant, kad suburti kūrybinę grupę. Labai sudėtinga, nes kas turėjo kameras, visi filmavo naminius reikalus, naminės įvykius daugumoj, o kad ant kūrybinio dalyko, tai praktiškai niekas. O prie gamyklų buvo tokie darbo mokslinio organizavimo skyriai. Jie buvo apginkluoti šitą techniką. Kino techniką turėjo, fototechniką, tai tų laboratorijų, tų skyrių, jie buvo ne operatoriai, bet žmonės mėgėjai, kurie fotografuodavo gamybinius procesus, filmuodavo gamybinius procesus ir prie to paties jie užsiėmė, kadangi jau ir finansuodavo gamyklos, viską jau ten į pinigėlis, jau ir aparatūros šiokios tokios būdavo ir užsiimt galėdavai. Bet vis tiek daugumoje eidavo filmas, naminis, gamyklinis, savas, kad taip kūrybinis filmus padaryti, ar kokį nors, su siužetu rimtą filmą, ar panašiai, net ne tai rimtą, nors siužetėlį, kokį tipo, kad ir panoramos, 1 minutės ar 10 minučių. Ant to net neatsirasdavo, kaip sakant, minties nekildavo, nebūdavo tos. Produktyviausi buvo. Tai pedagoginio instituto buvo laboratorija, suprantat, laboratorijos vedėjas Sidaravičius toks buvo, suprantat, ir jisai, kaip sakant, kadangi studentai, ten kūrybinis jaunims, jiem gamyba nelabai domėjo, jie daugiau linkę buvo į, kaip sakant, ant kūrybinių minčių, ant siužetėlių, ant ko, ir jie buvo tokie aktyvesni mūsų draugijai. O iš gamyklos ir Elnės, ir ryšiai aktyviai dirbo, ryšiai dirbo, Elnės gerai dirbo, televizorių gamykla, kadangi televizorių gamykla jie ten buvo uždari ir labai ambicingi, kadangi pas juos jau ten buvo viskas, ko jie norėjo. O praktiškai tai pagrindinė grupė buvo Elnės, pedagoginis institutas, šitas, dar neduočiau meluoti, ryšininkai dar buvo. Aktyviai dirbo, Radviliškio vienas berniukas gražiai dirbo, dalyvavo, kadangi buvo Šiaulių zonos. Telšietis, Janušas dar šiandien dar dirba, suprantat. Taip, bet tokios didelės kūrybinės veiklos, taip kaip buvo gerai apsijungę kėdainiečiai, panevėžiečiai tuo laiku. Aš šneku apie tą tarpą. 69, 73, 4 metai, šitam tarpe. Geriausiai kino mėgėjai judėjo, tai Kaunas, Kėdainiai ir Panevėžys. Ten rimta vyrai susitelkė. Jie irgi buvo finansuojami ekrano, radio gamyklos. Čia brangus dalykas buvo tais laikais. O fotografų, kadangi fotografuoti, kaip suprantat, yra paprasčiau, ir apdirbti juos paprasčiau, ir viskas, tokie dalykai. O dabar, sakykime, kokios pavardės, kokie žmonės iš tų laikų, ką prisimenu? Su pavardėm sunku man yra pasakyti, Sidaravičių prisimenu, policijos kriminalistas buvo, pavardžių su pavardėm man sunku.
ir iš Elnio geras prietelius irgi iš darbo mokslinio organizavimo skyrius. Pavardžių negaliu pasakyti, bet, kaip sakant, prisiminti sunku. Tai buvo labai senai. Jeigu bent jau ne pavardėm žmonės, vat, jūs paminėjot Elnes, Elnes. Buvo policijai, buvo kriminalistas. Kriminalistas ir jisai buvo laboratorijos vedėjas irgi užsiminėjo filmavimu. Sakykime, buvo Radviliškė, ne Normantas. Normantas buvo, taip, Normantas. Mano konkurentas buvo stojant kaip konkursas kandidatui užimti televizijos operatoriaus, kino operatoriaus vietą buvo. O renkant jūs pirmininkų Šiaulių skyriaus, ar buvo konkurencija? Nežinau, atėjo iš pedagoginio Vancevičius, aš jam gražiai sudėjau viską į krūvą, sakau, vaikinė dirbk, aš nemokėjau gerai dirbti, sakau, tu padarysi gerai. Nu, kaip matot, tai yra, kiek žinot, jisai yra nuveikęs žymiai daugiau negu aš. O kai jūs rinko į pirmininkus, Vancevičius tai 73-ais, o jūs buvote 73-ais? Ne, praktiškai kaip rinko mane į pirmininkus, mane paskyrė praktiškai, nes atvirai pasakius, buvo šeimininis klanas ir viskas, nes kinematografijos komitete sėdėjo mano tiesioginis giminaitis, pasakė, vaikinė, eik dirbk ir nesugalvos. Bet tai čia buvo visuomeninis, ne iš pinigų gaudavau, ne iš nieko čia, taip, tik tai sako, neieškosim mes nieko, nesuksim galvos, esi ir dirbk ir viskas. O kur jūsų buvo kontora? Laboratorija vykdomasis buvo išskyręs, davė dailininkų namuose prie kapų, kur yra dailininkų studijos, kapų gatvėje, prie kapų. Davė po Ruselėje. 2 kambariukus, laboratorytė, šiltas, jaukias vietas, bendras salikės su dailininkais. Gyvenom taikoj, nieko, bet taip vat blankiai, nelabai aktyviai. O ilgai jūs ten buvot? Vencevičius, kai atėjo dirbti, jūs dar ten buvot? Jau ten nebebuvom. Kur? Jau buvo patižę, nes aš jau buvau perėjęs į televiziją ir tas viskas buvo užmesta ir priejo reikalas kažkaip Vencevičius aktyviau pradėjo reikštis ir aš jam viską gražiai, o toliau jau aš mažai domėjausi, nes jau prasidėjo mano vargai. Nuo 70, dar kino mėgėjų būdamas, paprašė televiziją, įsikūrė televiziją ir paprašė visų mėgėjų, padėkit, kas turi didesnės kameras, su mažiukiam tai nieks neėmė juostos, bet to 16 mm juostą, kas galėjo juostą siųsti, buvo kanalas, kur galima siųsti, neždavom į stotį ir nuveždavo į Vilnių. Nu ir dalyvaudavom panoramos kūrime. Ir suprantat, ir automatiškai jau daugiau kas aktyviau pasireiškė panoramos kūrime, suprantat, ir automatiškai vėl buvo pasiūlymas. Pasiūlymas buvo, kaip kūrė televizija Panorama, kaip kūrė korespondentų punktą, čia buvo 70-72 metai Šiauliuose punktą. Paskyrė patalpas, paskyrė viską, čia atliko partijos komitetas, ideologijos skyriaus 2 sekretorius. Tarp kitko, krikštatėvis buvęs pedagoginio instituto direktorius ponas Bendikas, labai liberalus žmogus, labai šaunus. Nu ir mano krikštatėvis Panoramai ir pasakė, Belskov, ar galėsi dirbti? Ir mano žmonas paklausė, sako, bjauru, sako, čia darbas, kaip jūs žiūrite į tą reikalą, ne tai, kad sunkus darbas, bet ir tais laikais su savo plonybėm, kadangi laikai buvo tokie, kad ar tai alkoholio naudojimas, ar tai laisvos rankos, čia ta moralinė pusė, kadangi jis buvo labai korekt, žmogus domėjosi šito klausimu. Nu, kaip nors išvengsime tų dalykų, nesusipratimų ir panašiai. Čia eina kalba apie gėrimą praktiškai. Aš negėriau niekada, taip kad man problemos nebuvo to klausimu. Tai vat ir perėjau nuo mėgėjų, vat tas toks perėjimas, vat visą mano istoriją į Panoramą. Vat ir išdirbau 28 metus. Iki Panoramos reorganizacijos kabutėse. Pabrėžiu.
Vieną minutę. Dabar saulė atėjo į mūsų pusę. Aha, čia blizgėt pradėjo. Labai smarkiai išdegino, gal kažkaip kitaip. Gal Biški kitaip. Matai, daug mes ai, kita, ant čia paeinam ir viskas. Štatyvą primažinsit. Va, ir ne tiek įsi... Arčiau ateikit, va čia. Gerai. Nu, kaip aš plepu. Labai gerai, jūs čia viską išsamei papasakojate. Nelabai biški nesiriša mintis. Rišasi viskas labai logiška pas jūs yra. Aš esu ir radijui kalbinęs, ir televizijai, tai būna žmonės, kur visai mintis laksto. Pas jūs tai labai normaliai. Ne velnė. Musneckis Algirdas pažįsta, Pažįstu. pas jį labai laksto mintis. Nuo vieno prie kito. Čia visi dinozaurai, Stašenkovo pašnekinkit, tas dinozauras. Jo, mes esam padarę laidą apie jo tos, jis po to dar su... Slenkščiai, Slenkščiai Vencevičius. Vencevičius aš ten dalyvavau. Jūs irgi dalyvavot, jo. Va, taip, gerai. Laukit, gal dar aš pritrauksiu. Apeisų nėra išlindę. Aš baisiai pikdino su tais plaukais. Labai gerai. Nu tai, vat jūs Ramūnai, gal tik tai čia mes tų prifilmavom tų permušimų. Dabar jūs gal žiūrėkit, kad nebūtų batareika, nepasibaigtų dar kas nors. Pasikrausim, turiu krovėjų. Bet tai gal jūs šnekėsit, ta bus jau senai viskas pasibaigė. kamera dirb visą laiką. Neišjungiamai. Neišjungiamai. Kamera tai irgi neišgelbės, jeigu reikės. Tai va, tai žodžiu, jūs būdamas kino mėgėjas, ką galit pasakyti apie to laikmečio iš vis Lietuvos kino mėgėjų judėjimą? Minėjot, kad aktyvus buvo Aukštaičiai, Kaunas, Jo. Kėdainiai, bet vykdavo mėgėjiškų filmų, turbūt festivaliai ir Seminarai, festivaliai būdavo. Mačiuodavom, skaitas, kada vyko veikla, kino mėgėjų vykdžiau pirmininko vietoj. Labai būdavo sunku prikalbinti mėgėjui, duok savo, kad ir apie savo vaiką, filmiuką biškį pakarpysim, padarysim filmiuką, bus, į konkursiuką išlysim, konkursai būdavo, ir Kauno pavasaris būdavo, šiaip peržiūros, į zoninę, skaitą savo peržiūras darydavom, paskui respublikiniai būdavo, paskui teminiai, Kauno pavasaris, paskui bendras Pabaltijo kino mėgėjų festivalis, supranti, prikalbindavau, aš pats, kad irgi su savo filmu. Mano filmas irgi paprasčiausiai buitinis apie savo vaiką filmas, naminis. Tik tai tiek, kad jį biskutį apkarpėm, patvarkėm, sumontavom, padarėm siužetinę liniją kokią, ant temos pririšom prie temos ir gavosi filmas. Ir kadangi ant tiek mažai kandidatų buvo, kada aš Respublikoje šeimininių filmų, ant tų tradicinių filmų, kur visi kino mėgėjai dirbdavo ant šeimininių filmų. Dokumentika ten eidavo visi šeimos įvykiai. Šeimininių filmų festivalį, tai ką, aš ir pasigirsiu, žinoma, nėra, duok Petrai, duok Jonai, ką nors iš savo šeimos filmų. Nėra, pats per vieną dieną, per kitą, per trečią dieną surinkai, ką turėjai, sukrovėjai krūvą, arba netgi per vieną dieną pafilmavai vieną kitą epizodą, supranti. Ką, sudalyvavau respublikiniam, gerai išėjo, sudalyvavau ir Rygoj Pabaltijo. Ant tiek mūsų mažai buvo, ant tiek neaktyvus, ant tiek žmonės savo darė ir nelindo smarkiai į viešumą, kad man taip beliko, prašau, per Respubliką aš vieną šeimininių, buvo žinoma filmų, bet iš šeimininių filmų normalesnis gavosi mano, ir išplaukiau, taip išplaukiau tas biški didesnius vandenius, o toliau savaime tobulėjat, savaime kyla minčių, savaime jau pradedi žiūrėti nebe šeiminiškai į kiną juostą, jau žirklės jau yra to gaila, pasidarė viskas aišku, kaip sakant, pasidarė ir kadro pastatymas, ir siužetas pradėjo atsirasti, ir viskas jau pradėjo kitaip dirbti. O kai papuoliau į Panoramą, ten jau buvo viskas patvarkyta taip, kaip turi būti, pagal visus kinematografo kanonus, pagrindinius kanonus, o detalės čia jau kitas reikalas.
Beje, filmas Sapnas, jis buvo geriausias Respublikiniam Taip. šeimyninių filmų festivalį. Jūs kūrėt kartu su žmona tą Taip, filmą. su žmona mes kūrėm, vienam kambarį, kaip saulė ėjo, taip ir filmavom. Ir viskas, kartu su žmonom. Žmona, skaitas, mintį užmečiau aš, kad, sakau, padarykim, mėgėjai supras, ką tai reiškia, sakau, ir ateičiai bus bent šaržiškai padaryta, kokios problemos kino mėgėjų yra, kaip tas procesas vyksta per vaiko vaizdą, per šeimynos vaizdą. Vat ir prisiminsiu ir savo kambarius, ir savo vaiką, ir tarp kitko šitą filmą nerodžiau nieko, o tą filmą po 18 metų parodžiau, kada dukrai sukako 18 metų. Viskas. Taip ir gavosi. Tiesiog, o žmona detalės kaip moteris ten patvarkė ir minčių yra davus tą filmuką darant. Nu, žodžiu, paprasčiausiai vaikas pripratęs prie kameros išvis, po šią dieną kameros nebijo ir užaugus nebijo, suprantat, nekreipė dėmesio. Taip kad... O jūsų žmona, jinai sudalyvavo to filmo kūrime, daugiau kažkokius filmus dalyvavo kažkur kuriant, kažkur buvo? Nedalyvavo daugiau niekur, nes dar buvo šitą, praktiškai ji taip pat dirbo kino sistemoje, kino prokate ir ji skirstė visai Šiaulių zonai dokumentinius filmus. Peržiūrėdavo ir skirstydavo ten pagal programą, pagal planus dokumentinių filmų, tiesiog kino teatram. Žodžiu, tai ji apie kiną ir kino kadrą ji turėjo supratimą tuo laiku. Tai taip, kad ta šeima tokia. O jūs dirbot Panoramai, jinai kažkur kitur po to dirbo, ne? Ne, tai jinai, kaip aš Panoramai dirbau, jau, kaip sakant, dar jį dirbo kino prokate, o paskui perėjo į kultūrinį darbą, į klubo vedėjus ir užsiėmė saviveiklą. Tokie dalykai. O daugiau, taip, vadinasi, tas kino mėgėjų gyvenimas buvo, ar ne? Plateliuose jūs dar esate sukūrę filmą ir ten... Pabandyk, tėvelį. Plateliuose jo. Nu tai ten buvo irgi tas pats šeimininis filmas, tas pats gana primityvus, tarp kita ko. Jis padarytas per vieną dieną, daug, truputėlį minties. Tarp kitko, mintis ne mūsų ir ne žmonos ir ne mano, mes abu su žmona kūrėm, su vaiku kūrėm. Suprantat, čia toks filmas yra buvęs tikras filmas. Čia tik tokia mintis, kad skaitas kokią tai mes tą filmelį padarėm ir prisiminimui tų laikų. Ir tik tai tiek, kad kaip po sekcijos darbas, kad dalyvavom seminarė, kad pateisit šitą reikalą. Tarp kitko dalyvavo šitose plateliuose Puipa, dar buvo Puipiukas, mes jau buvom su vaikais, o Puipiukas dar buvo Puipiuko, dabar prašau, kaip išaugo iš kino mėgėjų, nuo mėgėjų, žinom, paskui mokslo baigė ir panašiai čia. Mikutėnas turbūt. Mikutėnas turbūt. Čia, ką aš prisiminiau, tai Puipą prisimenu, nes jų buvo vienos minutės nuostabus filmas, vienos minutės. Ir vieno kadro. Tiesiog stovi man tas kadras ir šiandien akyse. Jūs įsivaizduokit. Karvė snukis, gražiai šieno, žolės pluoštą, jį gromuliojo, čermunėlės gražios, suprantat, ir ji ėda tą šieną, viskas. Nu, bet kadro gražumas koks buvo. Nu, paprasčiausias dalykas, vieno kadro filmas ir vienos minutės. Įspūdis man po šią dieną stovi. Buvo dar vienas mėgėjų filmas, irgi vienos minutės, Gėlei reikalingas akmuo. Irgi vienos minutės filmas. Šitam stovykloj, kūrybiniai stovykloj padarytas. Nežinau, kas padarė, bijau, kad gali ir Puipioko grupė ar Panevėžiečių, nežinau, kurie padarė. Tai dalgis, pjauna žolę.
pjauna, kadras stambus, nieko nėra, jokių daugiau nieko dalykų, pjauna žolę, prie akmens auga ramunė. Dalgis atsimuša į akmenį, viskas. Vot kas iš kino mėgėjų liko taip. Nu, žinoma, tuose festivaliuose gerų filmų, gamyklos stiprios, pinigų buvo, kūrybinės grupės ir režisieriai buvo. Daug gerų, vat, aš sakau, Kauniškiai, Laumakis, Morėnas, dar ten... Kėdainiai čia. Ką? Čia Kėdainiai. Jo, Kėdainiai, suprantat. Jie vyrai dirbo rimtai, nes jie dirbo tiesioginį darbą prie mokslinio darbo organizavimo laboratorijose. Tai ir darbas, ir malonumas, ir viskas. Taip, kad jų galimybės. Nu, žinoma, jie ir gabesni, aš ne, kaip sakant, aktyvesni. Aš pasyvesnis gal kiek buvau, gal kiek ir bendra miestas pramoninis, gal kiek ir mėgėjai ne tokie rambesni, nelankstus, nekūrybiški, daugiau darbininkiški, daugiau tokie vat žmonės. Taip, kad taip gražiai sugyvenom su visais, jokių, kaip sakant, tik tai tiek, kad visi daugiau užsidarė savo šeimininiam ratės, tuose šeimininiai tie filmai, o šeimininiai filmai jūs puikiai žinot, ir jūs darot, ir kiti daro tos filmus, kurie lieka tik šeimai ir jie meninės vertės neturi praktiškai. Vėl saulė atėjo pas mus. Tai vėl kraustamės. Kraustamės. Tai gal dabar žinai kaip, gal einam ten po ąžuolą, ne? Bet kad ten va, yra lenda saulės. Lenda dėmes. Dėmes bus veidas. Tai tada gal daugiau krausim. Traukiamės daugiau. Dabar apie panoramą pakalbėsim. O apie panoramą. Kas buvo jūsų kolegos visą tą laiką? Nedaug, aš vienas buvau visą laiką. Jūs turėjot visą laiką buvo žurnalistas? Būtinai. Aš tai buvau. Tik būk, nesodinsiu aš tave ant kelią, nors galėčiau, bet čia netinka. Sėdėtų ir čia būtų modelis. Čia būtų kaip nieka, nes jien pripratus prie to reikalą irgi. Ir šuva pripratęs. Galim per vidų. Nu, taip gal geriau, jo. Tikutė gerutė, būk, tu gera, viską klausykis, aš čia papliurzysiu, o tu jau pažiūrėk. A ne? O atsėdėk, aš dabar apie panoramą pasakosiu. Tai va, jūs daug metų, 28 sakėte? 28 metus. O kas buvo jūsų kolegos panoramai? Visą laiką būdavo turbūt žurnalistas, gal vairuotojas, aš nežinau. Taip, mūsų grupė iš pradžių. Jūs įsivaizduokit, kas tai yra, dirbti panoramai buvo iki nepriklausomybės paskelbimo. Tai buvo labai sunkus darbas. Dabar va kamerą gražią turim, laikmenos nešimo, tai yra laikmenos informacijos patys matot kokios, o ten būdavo dėžė geležinė, galėčiau parodyti, turiu aš tų dėžių, juosta siužetui 10 metrų juostos, jeigu tu juostos sunaudosi daugiau, iš tavo kišenės atskaičiuoja už tą juostą, o juosta, kaip žinoma, buvo labai brangi. Tai va toks darbas. Antra, važiuodavom ne tokiom mašinytėm kaip dabar, ir kolūkio laukais, ir plentais, ir vieškeliais. Kamera didžiulė, 7 kilogramai, nepadėsi ant žemės, į dėžę neįdėsi, ant kelių. Mašina ne fotelis, o suoliukas ant suoliuko. Ir mašina tabalojasi, tie gazikai buvo, paskui jau uazikas atsirado, tik prieš galą atsirado Maskvičius. 2 čemodanai apšvietimui, lempų, 100 metrų laidų, pasiruošti filmuoti, tai būdavo ištisas darbas. Suspėdavo ir darbininkai, ir darbininkų vadovai, ir kolūkių vadovai, ir visi, ir kodus pasišiaušti, ir pasitvarkyti biškų. Labai gerbiam žmonės. Ir buvo nurodymas iš vadovybės labai elgtis gražiai su žmonėm, kad žmogus gražus būtų, tvarkingas, kad ir melžėja prie karvės ir ta būtų bent elementariai tvarkinga, nebūtų pasišiaušę. Ekranas turėjo būti, kadras turėjo būti visą laiką švarus.
pašalinio nieko, kad nebūtų, išvalytas, švarus kadras. Gerbiam žmogų, kad tą žmogų nepasakyti blogą apie aplinką, kad tas žmogus murzinas nebūtų. Ir jeigu ir blogą siužetą darom, vengti negražių dalykų, kad būtų daugmaž kad būtų žmogiškas vaizdas, nebūtų plikos tokios realybės. Va taip pagrindė. O jūs kažkokie kursai buvo jums organizuoti? Aš būtinai, aš kaip sakant, 74 metų gegužės 20 atsilaisvinau nuo savo tiesioginio darbo, tai mane pusę metų išsiuntė į Maskvą, į Ostankiną, ir ten pas garsius režisierius, pas garsius operatorius, ten jau įkrėtė tos košės man, kiek reikia. Ir, be abejo, savi Vilniuje, tai kalbos nėra, buvo nuolatiniai konsultantai, nuolatiniai kritikai mano darbo, daryti taip, grinai. Ir kritika buvo grinai iš profesinio taško, o tas kadras taip buvo, tas taip neapšviesta, tas nedašviesta, tas peršviesta, tas taip stovėjo, tas ne taip stovėjo. Grinai profesinis buvo, profesinio lygio kėlimas pastovus. O tai buvo vyro operatorius kažkoks turbūt, ne? Buvo kadangi operatorių brigada buvo visa, tai buvo, tarp kitko, mūsų zonos operatoriai, kaip ir dabar yra periferijos sindromas, mes jau buvom tos jau biški kiek ir žemesnės klasės. Ir suprantat, o jau Vilniečiai buvo jau rimti, tai jie amžinai būdavo jau mūsų konsultantai. Reikia ar nereikia, jis iš Vilniaus. Ar mano geras siužetas, ar blogas, bet vis tiek jisai jau atrasdavo, kaip pakonsultuoti, papenzeliavot galų gale ir panašiai. O kameros be garso būdavo? Kameros būdavo su labai dideliu garsu. Įjungdavai, tai jinai važiuodavo taip kaip, dabar jūsų golfas ar dar kokia mašina dirba tyliau. O tada kamerą uždavo, paskui pradėjo mūsų technikos darbuotojai, kameras vilkdavom į kailiniukus tokius ir garsas dingdavo pamaži, kada darydavom su garsu. O kada be garso, tai kamera dirbdavo baisu ir panašiai. O tokie dalykai. O praktiškai darbas mano priklausydavo, aš vienas niekada nieko, yra redaktorius, kuris korespondentas, kuris rasdavo medžiagą, rasdavo temą, rasdavo viską, duodavo užsakymą, man pasakydavo, mes filmuosim taip ir taip, va šitą įvykėlį, jeigu įvykėlis, tai savaime aišku, žiūri įvykį, jau pats, padaryk, nepražiopsok, tą, man reikės. Tokia nuoroda būdavo redaktorius, nes jis ruošdavo tekstinę dalį. O redaktorius ne iš Vilniaus būdavo, jums nurodydavo ką? Ne, mes buvom grupė. Buvo grupė, davė mašiną, davė kamerą, davė redaktorių man. Aš pats operatorius, vairuotojas buvo apšvietėjas ir visa šita trijų grupė, redaktorius suranda darbą, suranda temą, važiuojam dirbti. Tai yra sena ir po šią dieną tas pats, suprantat, nurodo, ką darysim, ką šnekysi, jeigu tai pokalbio siužetas su pokalbiu šnekysim tą, jis paruošdavo žmogų, jis paruošdavo ką kalbėti, aš asmeniškai atsakydavau tik tai už vaizdą. O būdavo mikrofonas kažkoks, ne? Taip, mikrofonas būdavo, magnetofonas būdavo, pas redaktorių, jisai jau, kaip sakant, O montažas kaip Vilnius? Viską, jokio ryškinimo niekas, supakavai, nežinai, ką ten pridarėjai, supakavai juodą maišelį, juodą katiną, juodam maišelį įsiūsdavai. O jau kaip Vilnius išryškindavo, pasakydavo, vaikinė, ką ten pridirbai, viso gero siužeto nebėra. O jeigu geras siužetas, tai išeidavo. Siužetas išeidavo ant kitos paros, skaitas, para vėluodavo įvykiai, o kada būdavo rimti įvykiai, ypatingai kada būdavo valstybinės šventės, tai partkomo ideologijos vadovai, antrieji sekretoriai, stovėdavo Volga partijos komiteto,
pasiėmė juos tai į rankas ir tą pačią per kelias valandas važiuodavom į Vilnių ir priduodam laboratorijai, kad šiandien vakare parodytų. O tokia technologija buvo. O visi kiti siužetai, visi vėluodavo vieną parą. O kada viskas pasikeitė? Pasikeitė, kada okupavo televiziją. Kaip okupavo televiziją, tada buvo, nežinau, ar tai sunaikintos laboratorijos, nes objektyvų šitas, kada išėjo okupuoti Rusų armija iš televizijos, tai objektyvai buvo sąmoningai sudaužyti. Kaip objektyvas yra ir linzės sudaužytos. Mūsų kameros su mumis buvo, mūsų kameros buvo saugotos, vyrai tenai, kur dirbo, kameras išsaugojo daug ką nuo okupantų, žinoma, bet kas liko, tas buvo labai stipriai sunaikinta. Nu, čia jau, kaip sakant, politikos vėjai, jie visada yra, skersvėjai, nieko nepadarysi, o šiaip po to mes likom beginkliai rajonuose, tai grūdų produktų kombinatas kaip labdara dovanojo korpunktui kamerą video ant tų didelių kasečių, kaip jos VHS. Nu ir ant tų pradėjom filmuoti ir jau tada buvo galimybė perduoti laidais. Jau tada įvykis tuoj pat būdavo. Tai dabar aš dar redaktoriai, nesibaigė? Redaktoriai jūsų buvo kolegos, korespondentai, žinau, aš Jankauskienė, Skerstonas. Skerstonas buvo pirmas, kaip sakant, ilgiausiai mes su juo išdirbom. Ten gavosi nesusipratimų su partkomu ir policija. Nu, čia istorija apie įvykius kaip ir nutyli. Paskui buvo Petras Balčiūnas, nedaug dirbom, jau irgi ant įvykių jau. O paskui dar 10 gerą metų išdirbom su Jankauskienė, Lidija. Ir tada buvo reorganizacija ir kabutėse ir mes likom už borto. Labai daug liko už borto. Čia kokiais turbūt 2002? Nu, kada buvo reorganizacija. Ir kas svarbiausia, pasakysiu tiesiai šviesiai, Kauno kino operatorius, įžymaus pasaulinio režisieriaus mokinys, Tarkovskio mokinys, jam buvo pasakyta, kino operatoriau tu nemoki dirbti. Ponai, pagalvokit, ką kalbat. Kino operatorių gildijos narys, Klaipėdos kino operatorius, pastatęs ne vieną filmą, jam buvo pasakyta, vaikinė, nemoki dirbti. Tas pats buvo pasakyta ir man, kada aš buvau padaręs tūkstančius siužetų. Čia jau politika. O dabar jūsų kolegos tokie buvo irgi turbūt, su kuriais bendradarbiavot, padėdavot viens kitam, tai turbūt Skirmantas Pabedinskas. Nu tai mes visi tie, kurie dirbom zonose, kurie dirbom, skaitas buvo Kapsuko, dabar Marijampolė, buvo Panevėžio, buvo Klaipėdos, buvo Kauno ir buvo Šiaulių zonos. Vot mes buvom 5 rajonų operatoriai. Kino operatoriai ir grupės buvo. Ir korpunktai, korespondentų punktai buvo. Tai mes visi tarpusai bendravom, žinoma, bendravom ir telefonu kiekvieną dieną ir pasiskusdavom, pasitardavom ir iki paskutinės dienos. Žinoma, tardavomės su operatoriais ir su Vilniaus vedančiaisiais operatoriais, čia kalbos nėra, turėjom kiekvienas savo globėją, kaip angelą, jisai, kaip sakant, pastabas darydavo tiesiogiai, režisoriai duodavo pastabas, redaktoriai duodavo, nu ir reikėdavo tobulintis, visą laiką tobulintis. O beje, jūsų darbe turbūt, daug ką matėt, Šiaulių rajono visą istoriją, Šiaulių apskrities istoriją. Šiaulių apskrities istorija,
matėm, mačiau visą. Jeigu taip grubiai šnekant, pastačiau visus paminklus garsiem politiniam veikėjam, kultūriniam veikėjam į taip pat, bet politiniam veikėjam visus pastačiau, visus nugrioviau. Kompleksus visus pastačiau, visų atidarimuose dalyvavau, pagrindinių rajonų kompleksuose, galinguose tie, kur buvo. Visų griuvėsius filmavau. Tas pats su gamyklom ir panašiai. Toks istorinis laikotarpis, neramus, nu ką darysi. O kas įdomiausia iš to, ką jūs matėt per visą savo veiklą? Taip gal kartais esat pagalvoję, kad čia tai buvo pats įdomiausias dalykas, kurį filmavau? Kad viskas įdomu. Viskas įdomu, visur ateini, visur nauji žmonės, nauji įvykiai, nauji dalykai. Kai kurie įvykiai yra kasmetiniai, kartojasi, tos jau žinai, atidirbai, nieko įdomaus. Imkim vyriausybinės šventės, kai buvo priimta, imkim susirinkimai, kai buvo priimta, imkim apdovanojimai, tie neįdomus, bet taip važiuodavom pas žmonės, pas liaudis meistrus, pas darbininkus, pas melžėjas, pas į lauką, į kombainą. Mūsų žiūrovas panoramos matė visą gyvenimą, kas Lietuvoje vyksta, ar runkeliai gerai uždari, ar blogai, suprantat, kokios bėdos. Visos gyvenimo sritis, kad kas įdomaus, nieko. Įdomus viena gana tokia situacija buvo, kad jau mes tais laikais jau baisiai bijojom savo valdžios, buvo geras vadovas Januitis, televizijos generalinis direktorius, bet jis buvo labai griežtas, labai kietas, bet teisingas. Ir toks atvejis mes jau baisiai bijojom, biskutį pergyvenom, kad neišmestų, vis tik tai darbelis, kad ir sunkus, bet įdomus. Buvo toks įvykis, baigė paskutinę 7 akmenės cemento liniją statė. Skaitas pastatyta ir jau buvo darbininkų apdovanojimas, įteikimas apdovanojimų darbininkam už tą liniją ir panašiai. Atvažiavo Charazovas, antrasis sekretorius mūsų. Ir čia mes jau sustatėm tų lempų, velnias žino, atsiprašau, labai daug lempų sustatėm, porą čemodanų. Lempos tokios visos, po 4 lempas pristatėm daug ir ką jūs manot, čia jis teikinėja kalbą sako ir akmenės kultūros namų saugikliai visi perdegė. Viskas aišku, užgeso scenoje šviesą, Charazovas, antras sekretorius ir dabar jau vyrai amen, kapai visiems. Sekretorius ramiai palaukė. Ten elektrikas buvo budintis, sutvarkė elektrą, toliau pabaigė apdovanojimus, nieko nekolėjo, sakom, dabar viskas, ateis iš generalinio direktoriaus viskas. Nebuvo. Vadinasi, puikiai suprato, kad čia, bet mums išgąsčio buvo padoriai. O beje, jeigu palyginti, jūs dirbot ir sovietmečiu, ir nepriklausomybės laikais, kuom skiriasi tas žiniasklaida tada ir tada? Apie žiniasklaidą netechninę prasme aš vieną nenoriu kalbėti, antrą neturiu teisės, nes apie tai nenusimanau nieko. Aš nusimanau, aš jums galiu pasakyti apie kadrą. Tavo nosytė taip kreivai stovi, tavo veidelis ne taip stovi, o vėliavytė ar trispalvė, ar su taškučiais, man visai nesvarbu, jinai turi matytis tas, kas reikalinga. Viskas. Aš galiu pasakyti tik tai apie kadrą, apie jo pastatymą, o jau visą kitą man tai neaktualu ir aš mažai ir domėjausi. Aš atsakingas už kadrą. Viskas. Ir tai įėję man į galvą ir aš nekreipiu dėmesį. Jeigu vyksta bet koks įvykis, jūs įsivaizduokit įvykiai, gana žiaurūs įvykiai ir avarijos ir viskas,
tuo momentu visiškai nekreipi dėmesį nieką, kas dedasi aplinkui. Yra pasakyta padaryti tą ir darai, kad žiūrovas matytų ir tvarkingą kadrą, ir informatyvų kadrą, ir viskas. Viskas. Mano darbas. O jau visa kita, čia yra redaktorius, čia yra režisieriai, čia yra dar tam tikri etapai. Jeigu būtumėt nesusiję su kinu ar televizija, ką būtumėt gyvenime veikęs, nepagalvojat? Ar būtumėt buvęs geodezininkas? Geodezininkų nebūčiau buvęs vairuotojų. Didelės mašinos. Ką esu pasakęs savo 5 klasės auklėtojui. Taip. Ir dabar mane vilioja didelės mašinos. Ne šitos, ne tos gražios visos, bet važiuoja tos didžiulės gražios mašinos. Man malonu. Pasižiūrėti, pasidomėti ir kaip nors. O šiaip nieko. Nes mano hobi perėjo į profesiją ir to mano pasibaigė visas reikalas. Dabar aš, kaip sakant, ramiai į viską žiūriu. Filmuojat kažką tai dabar? Filmuoju visus namų įvykius. Ir filmuoju ne taip, kaip filmuoja mėgėjai, mano visi siužetai. Atėjau, tai yra kas, kur, kada. Ir mano siužetai visi yra, daugiausia 3 minučių. Naminiai. Atvažiavo duktė, atvažiavo, buvo, atliko, viskas siužetas. Nusipirkau naują kokį dalykėlį, ar pasistačiau kokią gryčią. Taip, viskas. Jokių svečių atvažiavo. Vėl 1 minutė. Ir man vienoje juostoje aš turiu 2 metų istoriją. Į dar ką pasakysiu, bet tai jau čia pasakysiu ne televizijos, ne kino, ne elektronikos naudai. Šitas visas dalykas neturi išliekamosios vertės. Nepaliks niekas, nepaliks šitą laikmeną, nepaliks kino juostą, nepaliks. Paliks tik tai nuotrauka. Jūs įsivaizduokit, dabar turiu kino juostą, negaliu žiūrėti. Dabar aš turiu VHS juostų, nebegaliu žiūrėti. Progresas eina į priekį ir viskas. O turiu pluoštą nuotraukų nuo, nežinia, kokių metų, nuo 50 metų. Aš jas pasikeliu ir pasižiūriu, jos palieka. Ir dabar šitas laikmenos jau baigėsi, viskas. Dabar jau kitos laikmenos. Ir jūs išnyks ir jau nebegalėsi pasižiūrėti. Vot kur skandalas. Čia aš jau baisiai šneku. Prieš progresą, bet tai... Ir dabar ką darau, viską verčiu į nuotraukas. Nuotrauką paliks. Tikrai paliks. Ir ją pasižiūrėsi bet kada. Popierius ilgai išlieka. Jisai ilgai išlieka. Jo. Nes dabartinė laikmena, jinai tobulėja, kasmet tobulėja, žiūrėkit, jau nebėra, jau CD kortelės jau dingo. Jau eina šitie, kaip jie ten vadinas. Ir jau CD nebepasižiūrėsi. Akumuliatoriai pasibaigs viskas. Dar į rozetę įsijungsi. Reikia ieškoti, eit kažkur tai... O aš viską dabar, visus kadrus, turiu skaidrių. Skaidrės irgi. Peržiūrėti, gali peržiūrėti per lupą. Bet projektoriai lempos nebėra, lempos perdegė, nebematai. Skaidrės verčiu į nuotraukas. Turiu 1000 skaidrių. O jūs tiesą fotografuodavo taip paraleliai su... Nieko, tik dėl savęs. Dėl savęs. Buvo, uždirbinėjau pinigus, norėjau mašinos, uždirbinėjau filmus, fotografavau vestuvės. Kadangi vykdomajam dirbau, tai šito civilinės metrikacijos biuro direktorė buvo vykdomojo pirmininko žmona. Tai mane įleisdavo ir aš buvau ten savas žmogus. Padarydavau skaidrės ir tą patį vakarą nuveždavau žmogui ir gaudavau pinigalį, o taip užsidirbdavau prie atlyginimo. Tai buvo, kai dirbau dar kino mėgėjų.
Bet jau kai perėjau į panoramą, grinai panorama ir jokiai kitai televizijai. Mėginom pradėti dirbti Šiaulių televizijai, buvo labai stiprus pabarimas, kaip Šiaulių televizija įsikūrė. Vaikinai, jūs turit savo televiziją. Nors norėjom padėti vyram viską, ne, negalime. Nu dabar jau čia viskas suliberalėjo, čia jau kita kalba. Gal kažko nepaklausiu? O tai žiūrėk, ką nepaklausai. Tai aš, atrodo, kad aš viską paklausiu, bet gal jūs kažką pasakyti? Aš pasakysiu tik tai tiek. Kino operatoriaus darbas iki dabartinio lygio buvo labai sunkus darbas. Fiziškai sunkus. Nekalbant apie visą kitą darbą, kad pastatyti kadrą, kad gerai būtų, kad įtiktum redaktoriui, režisoriui ir visiems kitiem, kad atitiktų standartus tiek kino, tiek foto ir panašiai. Nes būdavo dulkėtas, atvažiuoji, prie kombainų dulkėtas, prilenda ašakų už kaklą, įsivertęs, užsižiopsojęs, įsivertęs į srutų duobę. Būdavo ir tokių dalykų. Buvo vienas dalykas, jį paprasčiausiai mėšlo duobė įkritau, viskas. Kamera, žinoma, išgelbėjai kaip šitas, bet pas pirmininką nakvojai, kol kelnes išdžiovino, Įsiliejo nafta, į naftą įsirovė, iki kelių. Labas, tokie sunkiai. Tai čia įvykiai. Bet taip nuolatinis, kasdien kratytis mašinoj. Daugiausia dirbdom mieste, bet daugumoje dirbdom kolūkiuose, daugumoje dirbdom rajono centruose, rodėm periferiją, kaip žmonės gyvena, ne tik Šiauliuose. Mašinos baisios, technika sunki, tai pareidavai pavargęs taip kaip po gero darbo. Dabar be pigau, pasiėmė mikrofonėlį, prašau. Mikrofonas būdavo toks, dabar dirba kinui sukami filmai, ten aparatūra irgi tokia pat. Didelė, graži, tobula, bet kadangi aš šneku iš savo kaip reporterio darbo, kino operatoriaus darbo, tai tais laikais buvo sunkus fizinis darbas. Labai. Ir atsakingas žiūrėti, gerbti žmogų, gerbti asmenybę žmogaus, neįžeidinėti, o įžeidinėjimas ne taip, kad jį pasiųsi kur nors, bet neparodyti jo jam nepatinkamoj pozai. Vat tokie dalykai buvo po kol kas mūsų, palygint pagal šios laikus. Mes nesirausdom po svetimus marškinius, mums buvo aišku, kad šitas žmogus, jeigu jis ir blogas, jo negalima buvo iškraipyti, jo negalima buvo blogai parodyti, jo negalima iš jo buvo tyčiotis, jis blogas žmogus, bet jis yra žmogus vis tik tai.